Aš daug ko nesisakiau po Kačinsko atvažiavimo šice, kadangi jis buvo perties metais ir nieko gero neįnešė. Televizija Lenkų parodys, kad Punsko gyventojai lietuviai pasiciko gausiai į prieš kultūros namus. O vietinių žmonių neįleido saugumas, kadangi mes buvom salėj, išeiti jau negalėjom. O buvo susiekimas, šnekėjo tik tai su žmonėm atvažiavusiais. Antras dalykas, tas incidentas su dažymo lentelių. Palygino jisai, kai buvo 67 metais, ar tikrai dar ir vėliau. Šemeslyje, kur ukrainiečiai gausiai gyvena, kad ten buvo provokacija ir kad patys ukrainiečiai tą provokaciją padarė. Jisai panašiai siekė to pačio pas mus atvažiavęs. Pripažino, kad toliau darė spaudimų Lietuvai, kad reikalavimus, panašiai kaip Perčikolskis sako, kad visus reikalavimus Lietuva išpildytų, tada bus ir vykdoma partnerystė ir taip toliau ir taip toliau. Nuotaika tokia, buvo atvažiavęs, ką gerą pasakė, nieko, kadangi norės išklausyti mūsų, tai būt pašventęs mumiem nors valandą laiko.